nuvažiavo prie ežeriuko, ten kur Denijonių stovykla. Pasistačiau ten palapinę ir leidau laiką su žmona. Ten kepėm šašlykiuką, išgėrėm mes ir buteliuką. Bet mums besėdint laikas bėgo, atėjo tyliai greit naktis. Išgerus mums tą buteliuką, nebuvo baisi net meška. Bet kai miške kažkas sutruško, aš pagalvojau, kad meška. Ir užsitaisę šautuviuką aš šoviau tiesiai per šakas. Nors šaulio būta negeriausio, tačiau aš mešką baisą išbaidžiau. Ir atsigėręs arbaitėlės, aš tyliai užsnūdau. O kai ryte aš atsikėliau, jau laikas buvo grįžt namo ir užsikūręs mašinėlę. Lėkiau aš miško takeliu.